Sveikučiai! Šiandien mano kamade didelis kiaulienos sprandinės kepsnys, skaniai parūkintas ir apteptas barbekiu padažu. Jau senokai nekepiau didelio kiaulienos kepsnio ir šį kartą išsirinkau sprandinę. Marinuoju labai paprastai, tai yra druska, pipirai, česnakai, taip pat truputis džiovintų svogūnų ir žiupsnelis kajeno pipirų. Iš sprandinės, aišku, galima pasidaryti ir šašlyką, galima supjaustyti ją gabalais ir išsikepti kaip atskirius pjausnius, bet labai gerai kepa ir kaip visas mėsos gabalas. Pasidarytų prieskonių mišiniu tiesiog gerokai pabarstau mėsą, ją netgi ir įtrinu truputį, nenaudoju jokių kitokių dalykų, kaip kartais naudoju mėsai marinuojant arba garstyčias, arba majonezą, bet šiuo atveju tiesiog tie prieskoniai puikiausiai prilips, nes mėsa pakankamai drėgna yra. Tai viską gerai paprieskoniuoju ir padedu į šaldytuvą tiesiog per naktį. O kitą dieną tiesiog pažiūrėjau, kad pakankamai išsiplojęs tas mėsos gabalas, tai pagalvojau, kad gal būtų gerai jį aprišti virvele, išlaikytų tokią teisingesnę formą ir galbūt liktų sultingesnis viduj. Tai pasidarau 4 tokio vidutinio ilgio virveles ir atskirai tiesiog aprišu 4 vietose ir tą padarau jau prieš pat uždėdamas kepsnį ant kepsninės. Tai ar būtina tą daryti? Tikrai nebūtina. Nors siūlau pabandyti vieną kartą vienaip, kitą kartą kitaip išsikepti ir pasižiūrėkit, koks bus skirtumas. O šiaip daug laiko neužima ir tikrai nesugadina nieko. Tai kuriu kepsninę ir šiandien rūkinsiu didesniam kamade, nes mėsos gabalas yra didelis, apie 2,7 kg ir rūkinsiu jį pakankamai ilgai. Dėl to dedu sistemą su 2 deflektoriais, tai yra dvigubi deflektoriai dviejose lygiuose. Ir dėsiu lašėjimo indo, o rūkinsiu šiandien tiesiog ant paprastų grotelių. Kituose mano video, kur rūkinu kažką didelio, pastebėjo turbūt, kad naudoju tokią paaukštinimą dar specialų, antras groteles, bet šį kartą to nedarysiu, nes visą laiką jums sakau, kad galima ir be jų išrūkinti, tai tiesiog tą ir pademonstruosiu. O kad būtų skanaus dūmo, tai dedu medienos pagaliuką ir šiandien naudoju obels medieną. Tai tokių pagaliukų uždėsiu kelis kartus. Gal kiek sudėtingiau yra, nes reikia vėl išimti viską iš kepsninės ir įdėti vėl iš naujo medienos pagaliukų, bet geriau negu pridėti jų iš karto daugiau. Nes rūkinimo procesas yra pakankamai ilgas ir tam, kad dūmas įsiskverbtų, reikia daugiau laiko. Tai uždėjus tiesiog kelis kartus, tas laikas yra ilgesnis. O pats dūmas nėra toks intensyvus ir mėsa tiesiog būna geresnio skonio. Man toks metodas labiau tinka. Jeigu norit, galit pridėti ir kelis pagaliukus iš karto į anglis. Ir viską įdėjęs į kepsninę tiesiog pridarau angas ir leidžiu jai po truputį šilti. Aš naudoju tokį metodą, kai pradedu dar vėsoj kepsniniai, maždaug apie 100 laipsnių kokią tik tai įkaitusiai rūkinti kažką, nes tokiu būdu, man atrodo, prilimpa geriau dūmas. Svarbu tik atkreipti dėmesį į anglis, kad jos neturėtų tokio intensyvaus kažkokio kvapo, tai labai tas tikras kietmedis nelabai tinka tokiam metodui, geriau koks nors lengvesnis medis. Ir dar, kad žinočiau temperatūrą, tai dedu termometrą. Ir netgi ne vieną, o 2 termometrus, nes mėsos gabalas yra pakankamai didelis. Rūkinant didesnį gabalą mėsos, kepsninės temperatūrą stengiuosi palaikyti maždaug tarp 110 ir 140 laipsnių. Jeigu ten kažkiek daugiau, irgi nėra didelė problema, bet reikėtų žiūrėti, kad nebūtų daugiau 150. Tai mėsa po truputį rūkinasi ir kadangi aš nenaudoju to paaukštinimo specialaus antrų grotelių, tai labiau efektas matosi, kad tik viena pusė gerai rūkinasi, todėl mėsą reikia kelis kartus apversti, kad ji tiesiog gautų dūmo iš visų pusių. Tokiu atveju bus tiesiog tolygus išsirūkinimas. Ir šį kartą mėsa pakankamai greitai kepa, tai yra kyla jos temperatūra vidinė, bet per tą laiką jinai puikiai suspėja pasirūkinti. Tikslas yra, kad mėsa pasiektų apie 60 laipsnių, šiek tiek gal virš temperatūrą ir tada ją aptepsiu padažu. Tai tą darysiu irgi apversdamas mėsą kelis kartus, tai bendroj sumoj dar kokį pusvalandį kepsiu ir turėtų temperatūra pačiam gale pasiekti apie 72 laipsnius. O padažą aptepimui galima naudoti toks, koks jums patinka. Aš šiuo atveju naudoju teriyaki padažą, bet man jisai tiesiog yra per daug saldus, tai aš jį dažniausiai dar šiek tiek praskedžiu actu, kad būtų šiek tiek rūgštelės. Ir dar pridedu siračios, nes trūksta aštrumo, kurį aš labai mėgstu.
Svarbu tik tai, kad tas padažas būtų subalansuotas, tai yra būtų malonaus skonio, tai šį kartą jis yra toksai šiek tiek saldžiarūgštis ir man atrodo labai tinka kiaulienai. Kai jau kepsnio temperatūra pasiekia apie 64-65 laipsnius, galima aptepti mėsą ir jinai jau šiek tiek pradeda ir džiūti, tai tas padažas dar papildomai sulaiko ir drėgmę viduje, neleidžia sultims ištekėti ir mėsa būna sultingesnė rezultate. Aptepu iš pradžių vieną pusę, daug labai ten jo nebūtina tepti, tiesiog turi būti toksai sluoksnelis ir reikia tada tiesiog pakaitinti tą mėsą, palaikyti dar kepsninėje, kol tas padažas prikimba. O kiek tai užtrunka, priklauso ir nuo mėsos, priklauso ir nuo padažo, kokį naudojat. Tai gali būti ir 10, ir 15, ir 20 minučių, tiesiog reikia žiūrėti pagal vaizdą. Tai viena pusė jau prikepė, todėl apverčiu į kitą pusę ir lygiai taip pat aptepu tuo pačiu padažu, kad abi pusės būtų vienodos. Ar galima apseiti be to padažo? Tikrai galima ir nieko baisaus nebūtų. Dar kartais aš naudoju, jeigu nenaudoju barbekiu kažkokio padažo, tai apipurškiu tiesiog aliejum arba aptepu kažkokiu. Tai irgi neblogas būdas, mėsa būna tada natūralaus skonio, bet šį kartą tiesiog norėjau įdomesnio. Tai po antro aptepimo jau tada žiūriu mėsos vidinę temperatūrą labiau. Ir kai jį kepsnio viduje pasiekia apie 70-72 laipsnius, galima mėsą jau nuimti. Na ir dar papildomai patikrinu temperatūrą su momentiniu termometru tiesiog pačiom kepsnio vidury ir tikrai labai tolygiai kepia. Temperatūrų skirtumas yra apie porą laipsnių tik tai. Tai nuimu kepsnį ir šį kartą leisiu jam gerokai ilgiau pailsėti ir pažiūrėsim, ar nuo to mažiau sulčių ištekės jį prapjovus. Paprastai neužtenka kantrybės, bet šį kartą tiesiog greičiau viskas iškepė, nors tas greičiau yra beveik 5 valandos. Tai kaip pažiūrėsi, nes pagal kepsnio dydį galvojau, kad gali užtrukti ir gerokai ilgiau. Šį kartą palaukiau beveik valandą ir kas yra įdomu, kad kepsnio viduj temperatūra praktiškai nedaug ir nukrito, keliais tik tai laipsniais. Ir manau, kad ta kantrybė tikrai apsimoka. Nors kažkiek sulčių ir ištekėjo, bet tokio sultingo kepsnio seniai nebuvau iškepęs ir tikrai labai puikiai mėsa. Šį kartą gavosi ypatingai minkšta ir susitroškinę visi jungiamieji tie audiniai sprandiniai, kurie būna, o be to mėsa yra dar ir gerai pasirūkinusi. Tai matosi pagal išorinį tą tokį žiedą, raudonumas toks matosi ir aš medienos pagaliukų labai nedaug dėjau. Tai sakyčiau, kad pasitvirtina ta teorija, kad reikia tiesiog ilgesnio laiko, tai geriau rūkinti po truputį ilgiau, negu vienu kartu pridėti daugiau medienos pagaliukų. Na ir kągi, tikrai puikus rezultatas, seniai nebuvau kepęs tokio didelio mėsos gabalo ir labai pasiteisino. Bet tikrai reikės rimtos pagalbos jį suvalgyti. Skanaus ir iki kito karto.